Taip, dabar aš pabandysiu suimituoti, kad yra dingo vanduo, ištekėjo ir siurblys veikia be vandens ir pažiūrėsim, kaip jisai indikuos tą be vandens veikimą. Taip, ir matom, kad jau iš sistemos vanduo ištekėjo ir siurblys indikuoja, kad jisai veikia režimu sausos eigos. Mirksi žalia raudona lemputė. Taip, atsiverčiam instrukciją. Instrukcijoje taip ir parašyta. Bliksi raudona žalia lemputė. Yra galimi 3 variantai. Generatoriaus režimas, tai priešinga pusė vanduo teka ir siurblys suka, sausa eiga ar be perkrova. Tai vat šiuo atveju tai akivaizdu pas mus yra sausa eiga ir yra siurbly oro.